Sveiki visi, su jumis Povilas iš divai.lt. Pastaruoju metu labai daug kalbama ir sakyčiau netgi keliama daug panikos apie Lietuvos mokesčių inspekcijos įvestą investicinę sąskaitą. Pradėjau girdėti tokius dalykus kaip, jei investuosiu į dividendinės kompanijas per investicinę sąskaitą, tai mokėsiu žymiai daugiau mokesčių. Kai kurie netgi nesikuklina sakyti, kad investicinė sąskaita žudo jų dividendus. Todėl nusprendžiau įrašyti šiai temai atskirą epizodą, kad sustatyti taškus ant i ir kad visi, kas pasirinkot savo dividendinio investavimo kryptį, galėtumėte tiesiog nusiraminti. Taigi važiuojam. Pradžiai aptarkim scenarijų arba įprastą variantą, kuriuo visi naudojasi prieš atsirandant investicinių sąskaitų taisyklėms. Lietuvoje šiuo metu dividendai apmokestinami 15%. Tai yra, jeigu taip labai paprastai ir liaudiškai pasakot, tai jeigu jūs gavot 100 eurų dividendais, iš jūsų iškart dar prieš patenkant tiems pinigams į jūsų brokerio sąskaitą išskaičiuojami 15%. Ir jūs į savo brokerio sąskaitą gaunat 85 eurus. Jeigu jūs investuojat JAV rinkoje, kaip tą darau aš, 15% mokestis išskaičiuojamas JAV pusėje dar prieš pinigams patenkant jums į sąskaitą. Atitinkamai, kai jums turi būti sumokėta 100 eurų, jūs gaunat minus 15% ir jūs gaunat tuos pačius 85 eurus. Bet kuris normalus brokeris privers jūs pasirašyti taip vadinamą V8BEN formą, kuri aktyvuoja dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį tarp Lietuvos ir JAV. Tai reiškia, kad jūs sumokat 15% tik vieną kartą. Nereikia mokėti dar kartą 15% Lietuvoje. Tiesiog pildant savo mokesčių deklaraciją, pažymit, kad mokesčiai už dividendus jau sumokėti ir viskas, valio. Tuom galima būtų ir pabaigti, bet yra tokia viena problema ir čia aš stabtelsiu. Mano akimis didžiausia problema su dividendiniu investavimu per lietuviškus bankus ir iš čia, man atrodo, kyla didžiausias toksai susipainimas, yra ta, kad Lietuvos bankai kažkodėl nesupranta, kas yra V8BEN forma. O kai kurie bankų darbuotojai net nežino, kas tai. Čia, jeigu manęs klausosi lietuviškų bankų atstovai, tai noriu garsiai pasakyti, gėda gerbėmieji. Noriu pasakyti, come on, mesgi gyvenam 21 amžiui, o Lietuva užima top 10 vietas Europos fintech reitinguose. Ir jūs negalit savo sistemose automatizuoti paprastos formos užpildymą, kad skatinti susidomėjimą finansinėmis rinkomis. Turiu sąskaitas 3 skirtingose brokeriuose. Neseniai atnaujinau savo V8BEN formas ir ne todėl, kad aš pats taip prisimenu, kad jas reikia atnaujinti. O tiesiog eilinį kartą aš prisijungęs, brokeris man privertė patikrinti, ar mano vardas pavardė vis tie patys, ar adresas tas pats ir uždėti varnelį, kad pasirinkau. Viskas. Labai paprasta. Na bet tiek to. Aš turbūt niekada nesuprasiu lietuviškų bankų marazmo šiuo klausimu, judam mes su jumis toliau. Čia buvo scenarijus iki tol, kol buvo mokesčių inspekcijos įvesta investicinė sąskaita. Dabar pakalbėkim apie investicinės sąskaitos kelią arba scenarijų. Ir šioje vietoje visai neseniai atsirado žmonių, kurie dėl man neaiškių priežasčių kelia paniką, sakydami, kad investicinė sąskaita žudo dividendinį investavimą. Tai nusprendžiau, pasigilinkim. Štai atidariau puslapį, kuriame mokesčių inspekcija surinko dažniausiai užduodamus klausimus ir pateikė išaiškinimus, pateikė atsakymus su pavyzdžiais. Ką aš darau? Spaudžiu Ctrl F, tokia search funkcija yra, bandau surasti viską, kas susijęs su dividendais ir štai iškart 10 klausimas, kokios sąlygos taikomos dividendams, kurie uždirbami iš investicijų į finansinius produktus. Ir iškart pats pirmas sakinys sako, iš investicinės sąskaitos lėšomis įgytų finansinių produktų uždirbami dividendai nėra laikomi per investicinę sąskaitą gautomis pajamomis. Taigi į investicinę sąskaitą įskaitomi dividendai yra apmokestinami bendra įstatymo nustatyta tvarka, netaikant per investicinę sąskaitą gautų pajamų apmokestinimo režimo. Ir toliau, dar svarbesnis momentas. Gauta dividendų suma didinamas įnašas į investicinę sąskaitą. Ir toliau, štai čia pateikiamas pavyzdys. Kitaip tariant, kaip tik jūs gausit savo dividendus, investicinėje sąskaitoje jie užsiskaitys kaip jūsų įnešti pinigai, o ne kaip pajamos, kurias gavot per investicinę sąskaitą. Jeigu kažkas norit išsamesnį pavyzdį patyrinėti, atsidarykit 27 klausimą. Kaip apskaičiuojama iš investicinės sąskaitos išmokėtų lėšų suma, nuo kurios reikės mokėti pajamų mokestį. Čia tas momentas, kai jūs norėsit išsiimti savo pinigus. Štai čia labai gražiai, aiškiai įsiskaitykit, viskas bus labai aišku. Nuorodą paliksiu šio video aprašyme, kad nereikėtų toli ieškoti. Taigi dar kartą užtvirtinimui palyginam ir pasižiūrim. Aš pabandžiau kuo paprasčiau, kuo paprastesniais skaičiais, kad būtų iškart viskas aišku.
Paprastoj sąskaitoje jūs investavot 1000 pinigų į kokią nors dividendinę kompaniją. Kažkurio to laikotarpio bėgyje jūs gavot 500 pinigų dividendais. Dar prieš patenkant tiems pinigams į jūsų sąskaitą, jeigu tai JAV, jums iškart bus atskaičiuota dar Amerikos pusėje. Todėl čia iš principo nesvarbu, ar tai iš Lietuvos, ar tai iš Amerikos, jums bus atskaičiuota 15% ir jūs į sąskaitą gausit 425 pinigus. Aš tyčia vadinu pinigai, ne eurai, ne doleriai, ne svarai, ne dar kažkas, nes kiekvienas gyvena kažkurioje tai šaly ir čia tiesiog priklausys nuo to, kokia yra jūsų bazinė valiuta, jūs patys savo įsistatykit. Toliau įsivaizduojam, kad jūs pakeliui dar nusprendėt parduoti savo dividendinės kompanijos akcijas ir jums nepavyko nieko uždirbti, jūs tiesiog už tos pačius 1000 pinigų jūs pardavėt. Taigi sudedam, pas mus gaunasi gražiai 1425 pinigai rezultatas. Tai yra pinigai, už kuriuos visi mokesčiai yra sumokėti, jūs kapitalo prieaugio neturit, ten pelno mokesčio mokėti nereikia, iš dividendų mokesčiai jau sumokėti prieš patenkant jums į jūsų sąskaitą, jeigu jūs pasirašėte tą V8BN formą. Dabar pasižiūrim tą patį scenarijų investicinėse sąskaitoj, kaip čia kas vyks. Jūs investavo tos pačius 1000 pinigų, sakykime, netgi nupirkot tos pačios dividendinės kompanijos akcijas, gavot tuos pačius 500 pinigų dividendais, jums lygiai taip pat prieš patenkant į jūsų sąskaitą brokeris nuima 15%, jums į sąskaitą patenka jau švarus nuo mokesčių dividendai, tai yra 425 pinigai. Ir kaip mes jau skaitėme VMI išaiškinimą, dividendai, kurie įkrito jums į sąskaitą, skaitosi kaip jūsų įnašas. Atitinkamai, jūs nusprendžiat, kaip ir mūsų paprastos sąskaitos savininkas, parduot ir jums nepavyko jokio prieaugio savo gauti, tiesiog tokį scenarijų lengvesnį skaičiavimui naudoju ir jūs turite čia 100 pinigų, ne? Tai sudedam, mes turim 1425 pinigai. Švarus nuo mokesčių pinigai. Kaip matot, visiškai jokio skirtumo. Skirtumas bus tik pildant pačią deklaraciją, kur investicinės sąskaitos atveju reikės nurodyti, kad tai jau nebe dividendai, o dividendai, kurie užskaityti kaip įnašas. O tai jau priklausys nuo mokesčių inspekcijos atstovų, kurie tikiuosi sugalvos paprastą būdą, su mažai biurokratijos, kad galima būtų be didelių pastangų pildyti tas deklaracijas. Taigi, kaip matot, ar tai bus investicinė sąskaita, ar paprasta sąskaita, kaip darėte iki šiol, dividendų investavimo ir dividendų apmokestinimo prasme niekas nesikeičia. Ir kodėl čia kažkam pradėjo vaidentis, kad investicinė sąskaita yra blogai dividendiniam investuotojui ir žudo dividendus, žinovai, paaiškinkit man komentaruose, galbūt aš kažką čia praleidau. Taigi šis klausimas tikiuosi uždarytas. Tie, kas turėjote abejonių, neabejokit, dividendų apmokestinimo prasme nėra skirtumo ir jūs kaip mokėjot 15% iš JAV arba Lietuvos akcijų, taip ir mokėsit. Dabar nenorėjau abiejų temų kišti į vieną epizodą, tai sekančią temą nusprendžiau atskirti į atskirą video epizodą, kurį išleisiu jau kitą savaitę. Ir čia nusprendžiau palikti tokį anonsą. Nes sekantis epizodas truputėlį lies irgi mokesčius, bet kitokia prasme. Aš labai dažnai girdžiu tokią nuomonę, kad dividendinis investavimas yra beprasmiškas, nes jūs mokat tos 15% mokesčius kiekvieną kartą gavus dividendus. O tie pinigai galėtų reinvestuotis ir atnešti jums daugiau pinigų galiausiai. Ir dažnai tada padaroma tokia išvada. Kam tau tas dividendinis investavimas, rinkis geriau kokį nors indeksinį fondą, ten nereikės mokėti tiek daug mokesčių. Ir galiausiai ten gausi didesnę grąžą po 20 metų. Mano nuomonė, tai yra didžiausias mitas, kurį galima sugalvoti. Ir sekančiame epizode mes tą mitą su jumis kartu sudaužysim. Todėl prenumeruokit kanalą, nepamirškit paspausti skambučio mygtuką, kad YouTube'as praneštų jums apie naujai išleistus epizodus, kad nepraleistų sekančio epizodo. Ir jeigu jūs turite draugą, kuris panikuoja dėl to, kad investicinė sąskaita nužudys jo dividendus, tiesiog parodykit jam šį video, kad jis galėtų ramiai savo miegoti. Kaip visada, jūsų patogumui subscribe mygtukas atsiras štai čia kampe. Kviečiu dalintis nuomonės komentaruose ir iki sekančio karto. Sėkmės visiems!